Projektą įsidarbinimo portfelis iš dalies finansavo Europos komisija pagal programą Erasmus+. 7 partneriai iš 7 šalių siekia kartu sukurti novatoriškas priemones, kad paskutiniaisiais mokslo ar mokymo metais besimokantiems jaunuoliams būtų suteikti ištekliai, padedantis geriau suvokti savo stipriąsias pusės ir išsigryninti jiems tinkančias profesijas. Projektų taip pat siekta stiprinti veiksmingą skaitmeninių priemonių naudojimą, rengiantis profesiniam gyvenimui. Pirmą sukūrėme įsidarbinimo portfelį, kuriame yra 5 interaktyvūs laisvai prieinami submoduliai su mokymosi veiklomis ir priemonėmis. Modulis padeda jaunuoliams ugdyti savęs pažinimo gebėjimą, patvirtinti savo karjeros planą ir atpažinti tinkamus darbo pasiūlymus. DVEM modulis padeda pasiruošti darbo paraiškos teikimui. 3 modulis padeda pasirengti darbo pokalbiui. 4 modulis padeda, kai jie pradeda dirbti naujame darbe. Paskutinėme modulyje siūlomos savirefleksijos priemonės būsimoms paraiškoms. Antra, PFE komanda parengė pedagoginį vadovą, skirtą mokytojams ir instruktoriams, kad jie galėtų visapusiškai pasinaudoti Pientith įsidarbinimo portfelio moduliais. Mūsų rezultatai yra skaitmeniniai, atviro kodo ir išversti į 6 TOEFL kalbas. PFE projekto poveikis jau jaučiamas vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimi. Naujienų apie projektą ieškokite Facebook, LinkedIn ir YouTube. Taip pat PFE praktikos bendruomenėje Apple ir žinoma PFE svetainėje. Aleksandras Grahamas Bellas sakė, pasiruošimas yra raktas į sėkmę. PFE projekto tikslas – reikšmingai prisidėti prie jaunimo pasirengimo darbo rinkai.